Sveiki, šiandien Stopzone video apžvalga turime porą įdomių daikčiukų. Nokia Lumia 620 ir AMP Gain. Ir kaip šie du dalykėliai susiję, taip pat pamatysime. Taigi, AMP Gain yra Bluetooth adapteris ausinėms bei laisvų rankų įranga. Bet dar įdomiau šį daikčiuką galime panaudoti automobilyje. Turim įprastą BMW Business grotuvą su 3,5 mm audio įėjimo. Ir štai prijungiame šį AMP Gain daikčiuką ir gaunam BMW grotuvą su Bluetooth. Turime telefoną su Bluetooth galimybę. Ir štai muziką galime klausyti jau bevielių būdų. Ir galiausiai šį daikčiuką galime naudoti kaip laisvų rankų įrangą, ką taip pat ir pabandysime. Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. Sveiki, trumpa žinutė, kurią išbandysime šio daikčiuko mikrofono kokybę. Trumpa žinutė, kurią išbandysime šio daikčiuko mikrofono kokybę. If you are able to hear your own voice, then you have configured Skype correctly. Žinoma, galima naudoti garso reguliavimo ir dainų peršokimo galimybę. Taip pat vidurinysis mygtukas leidžia atsiliepti į skambučius arba juos atmesti. Ir 2 kartus spraktelius galima naudoti balso atpažinimo galimybę. Can't find that name in your contacts list. Taip pat vieną kartą spaudę skambinti paskutiniu surinktu numeriu.